Labas rytas visiems. Sveiki. Atvykome į Helsinkį iš kelto, išsilaipinom. Suomijoje planuojame praleisti 7 dienas ir nuvažiuoti kuo toliau į šiaurę. Nuostabus saulėtekis ir matome, kad Suomija pasitinka su sniegeliu. Pirmasis sniegelis. Suomiškas. Sninga. O truputį sninga. Auksinis rytas Suomijoje. Saulė nutašo viską geltoną spalvą. Tiesiog blizga. Paliekam savo Viking Line'ą pasislėpus už medžių. Ir su srautu keliaujame link pirmojo objekto. Vykstame į pirmąjį savo objektą Suomijoje. Namai. Link Mikelio miesto. Jo, pravažiuosim Mikelį, tada pavažiuosime dar kokį ten 20 km tikriausiai. Ir jau bus mūsų poilsio vieta. Apsistosime 2 dienom ir turėsime židinį ir stebėsime gamtą, sniegus, laukus, kas ten yra. Spalvingas namas prieš mus, apipieštas. Šalia fortai kažkokie. Pavažiuojam po 5 centimetrus ir sustojam. O šeštadienio rytas ganėtinai intensyvus. Iš kelto išsiritus. Va, kokia suomiška pilis, bažnyčia. Nice katedra. O priešais irgi nice. Pastatas kažkoks baltas. Čia nėra mūsų planas apsistoti, bet pasigrožėti galime aplinkos vaizdais, miesto architektūrą ir labai puošniais pastatais. Trumpai sustojame dar pasidžiaugti nuostabiu saulėtekiu. Artūras dėlioja mūsų maršrutą link Mikelio. Visą rytą saulė nuostabiai atsispindi visuose pastatuose. Dar nepaminėjau, kokia yra oro temperatūra Suomijoje, Helsinki. Šiuo metu yra -8,5. Truputį šalčiau nei Lietuvoj, bet kol kas man nesijaučia tas šaltis toks didelis. Visai sniegas kompensuoja. Važiuojam pro Pragaro vartus su visokiais velniukščiais. Apžiūrim Pragaro dizainą, stilių. Helsinkio pasaulį. Dabar važinėjomės po biškį po Helsinkį, išvažiavom senamiesčio. O čia pas mus ką tik snido, dabar baigėsi sniegas. Bet matau tolumoje mėlyną debesį, tikriausiai iš naujo prasidės pūga. Priešais matome mėlyną debesį. Tai ženklas, kad sniegas mūsų nepaliks ramybei. To ir tikimės, nes dėl to ir atvažiavom į Suomiją. Kuo daugiau sniego pamatyti. Taip. Jeigu nebus sniego, tai nežinau, teleportuosimės namo. Vietinis živarokų navigacijos. Ar te varo kaip vietinius? Puikiai be navigacijos visą kelią žino mintinai. Tai nepasiklysim paprastai. Tiesiog varau į šiaurę, kur daugiau sniego ir viskas. Pagal snaigės keliauja.
Prakasais. Prakasais. Jau sniego daug daugiau. Už mūsų miškas baltas. Kosminio baltumo. Labai baltas. Žiema, nematyta žiema, dabar jaučiuosi laiminga ir gyva. Žiema, aš tikiu jos magiją, todėl keliauju tiesiai į Laplandiją. Arti išeina ieškoti maisto. Atrodo, kad sušalo žmogus. Nes lauke -10 čia. Konstruos stalo. Ir virsime vyksta gaminimosi darbai. Artė ruošia pietus. Labai rimtai susikaupęs pila vandenį. Na taip. Grikių dribsnį. Vienas pakelis grikių dribsnių. Artė deda į matuoklį, kad žinotume tiksliai sunormavę, kiek suvartosim. O dieve. Pasklido grikiam, ne. Artė truputį apsiperlino, bet nesvarbu. Tau. Einu įsipurti. Eik. Čia jau vanduo garuoja, odas garuoja. Tai va taip vyksta darbai. Plius silkė. Ir plius silkių. Grikiai, silkės, svūnai. Ir vanduo Čempionų pietus. karštas. Taip atrodo mūsų virtuvė Labai paprasta. automobilyje. Jo, baigiu žvirti labai greitai. Taip. Dabar dedame grikius. Dideliu kiekiu grikių. Kas paėmė? Druskos? Neks. Reikia Kam ta druska? 3 minutės. Artė nuims laiką ir mes pavalgysim po 3 minučių. Dabar silkė keliauja. Lėkštė. Bus čia labai sočiai. Silkė, svogūnų, grikiai. Kūnai pietai. Pietai. Tokie mūsų pietai šios dienos. Labai karališki, sakyčiau. Sak, naminis maistas gaunas. Taip. Geriau negu sniegą valgyti. Opa.
Ir geriau negu pirkti, nes maistas kainuoja. Brangiau restoranuose vis tiek, viskas brangiau. Suomija aplamai yra brangesnė Lietuva. Lietuva brangesnė. Taip. Viskas skanaus. Ar skaniai? Labai skaniai. Viskas gerai. Šaldytuvas veikia. Nu, kūl. Bandom važiuos. Pavalgėm. Ai, paraidė. Kas nutiko? Paraidė neįsi. Marti, kat. Pavalgėm ir važiuom toliau. Liko dar 163 km. Iki mūsų viešnagės. Iki Mikelio. Varom. Tiltai, nematyti tiltai, šalia ežerai ir upės tarsi pabarstytos miltais. Keliaujant toliau, visur balta, kol dangus atrodo pilkai. Važiuojame tiesiai per aplinkui link savo nakvynės vietos per tokį užšalusį kelią. Aplinkui apsnigę miškai ir sekame raudonai žibintais tolstančią nuo mūsų mašiną. Matau kalniukas po kalniuko, važiuojam po truputį, o čia nameliai keliai yra už mūsų. Paskui draugelį. Vietinė. Kelrodė mašina. O, čia kažkas gyvena. Aukštas. Uhu! Kalniukas po kalniuko. Nes labai kalnuotas. Čia žiūri fainiai. Ir dar vienas kalniukas pareina. Laikykite su mumis kartu. Pakylam žemyn! Little Nightmare. Lampas čia kaip Little Nightmare žaidime. Lenktos, pasvirusios. Važiuojant link mūsų pirmojo objekto. Kite į žiedą ir sukite į pirmąjį išvažiavimą. Paskutinės sekundės, minutės. 2 minutės liko iki mūsų destination today. Važiuojam prakasais per kemsynus ir sniegynus. Taip, pamatysim, kaip atrodo tas namukas, į kurį mes šiandien atvažiuojam. Kalniukai. Sniegiukai. Kelias prakastas dėl mūsų tikriausiai. Pasirūpinu, ar ten nukasė per naktį. Ruošiausi. Ne artė tikriausiai, bet... Pasukite dešinę. It's just another lie. Okay. Not okay. Sukam dešinien, bet rodosi kairien. Tyra. Tyra. Kas ten yra? Už 400 metrų pasieksite kelionės tikslą. Ok, laukiam šito kelionės tikslo, kad pagaliau pamatytume, kaip atrodys mūsų buveinė šios nakties. Taip. Ir ne tik šios ir rytojaus. Labai tikimės, kad patiks. Matosi, kažkas vaikščiojo per vidurį. Kažkas Pėdos. vaikščiojo. Sniego žmogus tikriausiai vaikščiojo labai daug pėdų. Stirnų. Kodėl ne sniego žmogus? Per mažas pėdutės būtų. Tai ir būna ir mažų žmonių. Pagal artą vien tik dideli žmonės vaikšto beje. Nu, ką padarysi? Važiuojame visišką gūdumą, kaip sakant. Jo. Tokią tamsą.
Jei ne mūsų lempos, tai O, čia čia kažkas. creepy silence. Miškas, tamsoji, Jo, čia. paniurės, Atvykote. truputį sniego ant medžių trūkumas, bet Kažkaip tai čia sniego ant reikia žemės suktis. pilna. Sukamės. Kotkan parašyta. Jo. Oho. Nu, pala. A jo, teisingai važiuoja. Ar tai galvoju, kad pasiklydom, mes esam šalia didelio ežero. Jo. Matė per šią didingą tamsą ir šviesą. Kažkoks namukas. Štai. Mūsų Artėja. namai. Šitas mūsų ir yra? Taip. Paskutinės iš paskutiniųjų, matot? Čia prie ežero. Porą namelių. Dabar reiks ir ieškoti raktų. Jo, na. Prisišvartavom ir eisim žiūrėti, kas ten yra. Ok. Action. Action. Dabar reikia priekį filmuoti. Kažką norėjau filmuoti. Nebežinau ką. Kokį priekį? Kas tas priekis? Artur. Dargiai. Einam laiptais. Tamsoj. Ojei, ar tavas nenuslydo? Čia apšviesta kalėdiniam šviesytėm. Atvažiavom. Pradingai. Haha, kaip fainiai čia šviesyčių kalėdinių. Nu ir ką, mūsų naujieji namai tos dienos. Welcome on board. O kur raktai visų pirma? Eina savo, reiks raktus rasti, ne? Radom raktą? Ok. Intriga pasibaigė. O, palikta, galėjo čia bet kas užeiti. Iš tikrųjų. Atsidaro. O, welcome. Nu ką, Suomija. Atvažiavam. Užeikim. O, kaip fainai, kaip šilta. Aš tikėjus, kad čia reiks kovoti dėl šilumos. O pasirodo, pirtis. Ką darai? Uždaryk duris gal? Geras yra židinys. Bet jis nedega. Reiks pasikurti. Tai čia reiškia, kažkas jau prišildė. Kaip fainiai, na savo. Nu gerai, tuoj parodysime jums visą tą mūsų namuką. Bet šiaip jaukiai. Nu, dabar nusprendėm, reikia viską apžiūrėti. Ir apžiūrėti, o, jau turim vieną svečią įsikūrusi. Čia židinys, labai tamsu, o šviesiau, kurį būtinai užkursim. Čia buvo pagrindinis mūsų reikalavimas renkantis vietą. Dabar ieškam, kur čia šviesą jungti. Kaip čia tie mygtukai? Keistai. O, štai, čia bus virtuvė. Liuk, šaltuvas didelis, viskas ko reikia. Toliau svetainė. Bandau šviesą jungti. Va. Visa šviesa. Tokios patalpos nedidelis, bet tai ko daugiau reikia. Čia dar ir antras aukštas ir bet pažiūrim, kas čia. O čiagi VC. Skalbimo mašina netgi yra. VC, dušas, be jokių durelių. Tiesiog čia kažkur subėga. Liuks. Einam apžiūrėti antrą aukštą. Einai su manim? Bandom lipti. Čia kaip suprantu šviesą įjungti. Kaip čia yra? Tas mygtukas. Ką jis čia daro? Nežinau. Tiek to. Lipu į viršų. Kas čia per langas su 3 rankenom?
Kas galėtų tai paaiškinti? Tam 3 rankinas. O, čia balkonas. Geras vidinis balkonas. Nu, kas čia? Vėl ta šviesa. Įjungiau, bet kitoj pusėj. Įjungiau čia, koridoriui. O kur čia įjungimas? Čia, radau. O čia bus VIP lova. Tai gal čia bus mūsų pagrindinis miegamasis? Kaminas, dar viena lova. Langai su daug rankenų. Geras. Liuks, labai tvarkinga, labai ardu. Man patinka. Lipu dar parodyti, kas buvo prie durų. Čia yra, šildytuvas mūsų, bet mes jungsim židinį. Škursim. Einam apžiūrėti, kas dar čia yra, kaip čia viskas atrodo. Čia mes įėjom pro duris ir čia yra dar vienas kambariukas. Nemoku iš to apšvietimo jungti. Kas čia per nesąmonė? Žodžiu. Čia dar viena lova pasislėpus. O apšvietimas neveikia. O kaip jis neveikia? Rimtai, va. Iš 15 karto įjungiau šviesą. Čia dar vienas kambarys. Nice. Liuks. Viskas, ko mums reikia. Mūsų svajonė. Toks namukas. Vėliau, manau, rytoj, kaip prašvis, parodysiu, kaip atrodo lauke viskas. Ten bus dar gražiau. Čiau. Tai man reiktų čirvuko. Ką reiškia dabar šitas malkus taip? Jokio čirvuko, nieko čia nėra. Artė bando užkurti židinį. Ieško kirvuko. Kol kas tik popierių prikimšu. O tai gal tu cielas dėk? Čia biški laužas. Pasirodo, Artė yra Halkas. Jo. Moka pats sulaužyti su rankom. Tuoj prisimėsim pilną krosį. Čia įsidegs visai gerai. Biškai beržo žievės. Geriausia, va. Mūsų virklis. Pamokėlė, kaip reikia kurti krosnį. Jo, žievė geriausiai. Atrodo, nėra tokių smulkių malkų, bet čia visas geriausias. Įsikursi taip, gan sausus malkus. O kai pasibaigsiu tos malkus, ką darysi? Medžiot. Medžioti malkus? Jo, eisim į malkinę. Yra čia malkinė? Malkis yra, jeigu ir pirtis mačiau yra. Mačiau ir pirtį. Arba eisim į mišką ieškoti. Nes kadangi mes esame apsupti miškų iš visų pusių, tai gali būti, kad rastume ir miškuose visokių šakų. Tai va, laukiam sėkmingo užkūrimo židinio. Tai va, matau, degtukai parašti. Pakūrimo. Įdomu, čia reikia, mačiau, yra sklendė. Reiktų dar ištraukti tą sklendę. Kad trauktų į viršų. Taip spėjau. Bandom. Tikiuosi nesprogs. Benzino nepyliau. Tai nežinai, kas buvo įdėta prieš tai. Tai va. Pradžia tokia. Židinys jau šildo mūsų namus.
labai šilta. Antiek šilta, kad Andžia viskas šiandien. Baigęs jėgos, energija. Susinešėm visus daiktus į namus, paskirstėm. Dabar ką liko pavalgyti, pasidaryti vakarienę ir einam miegoti, nes esam labai pavargę. Kai kas, matau, vakarienės nedarys, teks šiandien vyrui daryti vakarienę. Nes Andžia jau šiandien viskas. Power off. Miegos. Ir tai ką, manau, rytoj viską aprodysim, kaip lauke atrodo, kaip mes atrodome, pažiūrėsim, kaip lauke švistas ežeras atrodo. Nu, žodžiu, iki rytojus. See you later.